Sveiki visi, per šitą video pasitengsiu viską paaiškinti greičiau, nes daug žmonių skundėsi, kad nedaug, kad buvo labai ilgas video. Tai va. Pirma, noriu priminti, kad jūs turite turėti nulaužtą Xbox'ą, ta prasme, nulaužimas turi būti LT3. Taip, dėl nulaužimų, tai nueikite į žaiskit.lt, ten aš nusilaužinėjau. Čia, aišku, matot, naujas konsolės nulaužinėja. Tai va, ten pasižiūrėsit paslaugose, visą kitą ir pardavinėja Xbox'us. Taigi, visų pirma, jūs turite turėti parsisiuntę, gausite tokį maždaug. Čia yra ISO failas ir čia yra jo informacija. Taigi, nueinam į internetą, surandam ISO 2 god. Čia parsisiųsit iš čia arba iš čia. Taigi, kaip parsisiunčiat, ką darot? Tada nueinat, atsidarot programą. Tada yra mygtukas Add ISO. Paspaudžiat jį, surandat vietą, kur jūs padėjot savo daiktus. Čia biškį nuo seno man išmeta jau blurą, bandžiau ten. Ir kur norit, kad jums tą failą God formatu išpumpuotų. Taigi, pavyzdžiui, aš pasirinksiu desktop. Čia, jeigu norit, galit tai daryti, galit nedaryti, aš to nedarau. Aš neišsaugoju to ISO failą. Aš paspaudžiu None ir šitą varnelę. Tada Add ISO. Tada paspaudžiat, palaukit kažkiek tai. Nebūtinai galit palaukti, bet aš palaukiu ir tai būna daug geriau. Paspaudžiat ant šito ir paspaudžiat Convert. Ir aš su jumis susitiksiu po to, kai šitas žaidimas baigs konvertuotis. Taigi, aš kaip žadėjau, grįžau ir man konvertavo šitą failą apie 6 minutės 45 sekundės. Mažas pastebėjimas, jeigu jūs naudojat Windows XP, labai abejoju, tai nesvarbu, kad ir koks galingas jūsų kompas būtų, šita programa eina taip lėtai. Pavyzdžiui, čia jis padarė per 6 minutės, o ten darytų kokias 45. Tai va. Taigi, prisimename, kur mes išsaugojame tą failą. Jis yra ant desktopo, kaip matote. Ir jisai sužymėtas yra raidėjim ir skaičiais, dėl to, kad čia yra Game ID, Title ID. Va čia. Jūs ten galit, jeigu nežinot, koks čia žaidimas, pavyzdžiui, neatsimenat, internete yra Title ID Finderis žaidimų. Taigi, čia rasite nuliukus ir 7. Ir čia rasite visą datą. Visą kitą. Žodžiu, tai tiek. O dabar persikelsime į Xbox'ą. Taigi, pradžiai nueinat į File Managerį, kairiai pusėje nueinat į USB 0, ten surandat tą savo failą ir tada dešiniai pusėje nueinat į HDD1, Content 0.0.0.0 ten, žodžiu, ir tada nueinat į kairę ant to failo, tada laikot RB, ir spaudžiat X, kad perkelti, arba A, kad nukopijuoti, vis dar laikydami RB. Taigi, tada palaukite, kol visas procesas baigsis ir štai perkraunat freestyle ir jūsų žaidimas turi būti My Xbox Games folderį.